Kai kalbame apie skydliaukę, daugiausiai žiūrime jos pačios veiklą ir hormonų, pavyzdžiui, TSH, tai yra iš hipofizės, iš smegenų išskiriamą hormoną, kuris aktyvuoja skydliaukę gaminti hormonus, ir T4 neaktyvią formą ir T3 aktyvią skydliaukės hormonų formą. Ir skydliaukė išskiria hormoną T4, bet jis yra neaktyvus, o organizmas jį turi paversti į T3 aktyvią formą. Tai daugiausiai vyksta kepenyse, kažkur apie 60%. Todėl jei kepenys perkrauti toksinais, riebiu mūsų maistu, medikamentais ar kitom medžiagom ir jos susėmusios tų medžiagų perdirbimu ir pašalinimu iš mūsų organizmo, tai automatiškai sumažės ir skydliaukės hormonų pavertimas ir gamyba ir įskyrimas į kraują. Ir sumažės skydliaukės veikla. Taip pat už T4 pavertimą į T3 atsakingas žarnyne esanti mikrobiota. Ten paverčiama T4 į T3 kažkur apie 20%. Todėl kepenų ir žarnyno sveikata skydliaukės veiklai yra labai, labai svarbi. Ir jeigu kepenys perkrauti įvairiom medžiagom ir taip pat žarnynas nuo mūsų valgomo maisto yra užterštas, automatiškai sumažėja skydliaukės hormonų pavertimas iš neaktyvios formos į aktyvę. Nes mūsų skydliaukė atsakinga už medžiagų apykaitą. Ir jinai perduoda savo hormonus, aktyvų hormoną į ląsteles, kad toliau vyktų visi medžiagų apykaitos procesai. Ir ląstelėms labai svarbu gauti šitos hormonus, todėl negaudamos hormonų ląstelės negali toliau atlikti savo funkcijų. Jeigu norite daugiau sužinoti skydliaukės temom, tada sekite mane.